Sveiki bičiuliai, kas mane pažįstat, kas nepažįstat, bet prieš pusę metų aš labai susidomėjau hidroponikų sistemomis, nulėkiau į Amazoną ir įsigijau pačią pigiausią sistemą, kokią tik tai suradau. Tai yra šita Monstrosity, tai yra 3 lygių NFT sistema. Čia apačioje yra rezervuaras, stovi pompytė ir iš jos pasikelia vanduo ir tada leidžiasi žemyn per visus šituos. Tai kaip matote, teko susimeistrauti tam tikrą apšvietimo sistemą, teko rūpintis nuolatos papildyti maistinėmis medžiagomis, kadangi tas rezervuaras jisai negali veikti vien su vandeniu, augalėliam reikia maistinių medžiagų, tai perki va tokius daiktus. Tada pradėjau susidurti su problemomis, kad vandens rūgštingumas yra netinkamas, tada teko pirkti pH minus, pH plus. Ir kaip jūs jau turbūt supratote, visa tai yra iš tikrųjų pakankamai didelis ir sudėtingas procesas, kuris reikalauja nuolatinės priežiūros, nuolatinio rūpesčio. Ir štai pavyzdžiui, jeigu čia matome nuvytusias salotas, tai yra dėl to, kad Algirdas kažkuriuo metu nepasirūpino jomis. Ir ką aš jums noriu pasakyti, kad egzistuoja iš tikrųjų daug paprastesnis būdas, nes prieš porą savaičių su manim susisiekė sodinų auginų komanda ir sako, ar norėtum išbandyti kai ką įdomiau. Sakau, žinoma, kad norėčiau, man viskas visada yra įdomu, ypač kas susijęs su hidroponikomis. Tai va, ir jie man atveža štai šitą gražų daiktą. Iš tikrųjų, tai yra jų sukonstruota sistema, kur viskas yra integruota, yra viskuo 100% pasirūpinta, jie net augalėlius atveža ir tau tiesiog sudeda viską. Ir realiai tau nieko nelieka daryti, tu tiesiog ateini, grožiesi, apžiūrinėjai, sakai, šiandieną gerai auga, augalėliai gerai auga. Ir po to, kai jau jie užaugs, tada tik tai skiniesi į salatytės ir valgai. Tai va, tai čia vienas iš šių variantų, yra tų variantų daugiau, apie juos gal papasakosiu kažkada tai kitą kartą, bet iš tikrųjų, kol kas visą tai atrodo žiauriai fainai, žiauriai įdomiai ir kviečiu išmėginti. Tai čia turime Aqua Garden sistemą, jinai yra tokia šiek tiek didesnė, tai jai jau vis tiek reikia šiek tiek daugiau vietos, o kažkur tai galima kampe pasistatyti, o jeigu pereitume prie palangės, tai čia pamatytume dar vieną hidroponikos sistemą, jinai vadinasi Aqua Tree. Ir joje galima auginti visokius prieskonius, žolelės ir panašiai. Tai va čia tarkime turime krapus, baziliką, turim špinatus, kalendrą, svogūnus, tokia įvairovė visokia. Ir lygiai taip pat kaip ir anoje sistemoje turime viršuje pilno spektro lempos. Čia turime kapsulytės tokias iš principo lygiai tokios pačios kapsulės kaip ir toje sistemoje, tai jeigu, tarkime, čia pritrūksta šiek tiek šviesos, o matome, kad, tarkim, mūsų krapukai jau tokie palinkę, tai juos bus galima tiesiog perdėti į aną sistemą, toksai pakaitaliot galima. Ir apačioje turime maistinių medžiagų ir vandens rezervuarą. Tai čia, tarkime, toksai yra indikatorius, jisai nusileidžia, kai jau reikia jį papildyti, tai mes kadangi ką tik papildėm, tai jisai yra dabar pakilęs. Tai o šiaip tai ką, ateini, nusiskini ir dedi į burną. Kaip skanu, kai užsiaugini pats.